šąla. Labą rytą, gerą dieną. Nu, ku jūs? Kugi tujenai? Sausio 1, ankstus rytas. Dar kartelį su naujais metais. Ko aš jums galiu palinkėti? Sveikatas. Būkit sveiki ir laimingi. Tai svarbiausia. Svajokit dar. Svajonės pildas. Kokia čia data gaunas? Man tai sausio 1. Vai, biški nedamegojęs. O, pavargau, kol atėjau. A jūs matysite? Ai, 3 karaliai. Reik pusę dienos dar su eglutė papuoštų pusę. Ne. Sušilau, kol atėjau. -12, galvau bus šalčiau. Galvau sušalsiu, kaip tik sušilau. Tai kuo nakart kalbėjau. Sakau, daug turiu kų papasakot. 14 minučių pasirodė, burblijau, kiek gindėjau. Sakau, turiu liūdnesnių žinių, tai išeina darbas. Tai va tokia liūdniausia žinia, nežinau, kaip čia dabar reiks viską suspėti. Kas čia bus per serijas, kaip aš jas įkelsiu. Noris vis tiek savaitę kelt. Bet tai tenka sugrįžti trumpam į darbas, nežinau. Mėnesiai, greičiausia mėnesiai, paskui savaitėlę 2, poilsį ar vėl 2-3 savaitėm. Tai vat, o kaip jums bus, palies jūs? Palies, aišku, truputį. Nežinau, turiu minčių ką. Nu tai vat, noriu dabar priekį nusifilmuoti. Nors vieną seriją, šitą pabaigiam. Ir dar vieną seriją. Nu tai ką, neburblijo. Visų laik pirmą pečiuką kūrimas. Pažiūrėkit, ką praeitą kartą veikiau. Tai dabar nežinau, kaip čia kūčią sumontuot reikės. Esmė tame, kad čia pernai metų, bet šiemet serijan. Tai va, pradedam nuo lengviausią darbelę. Va! Tu sauti šaut. Čia ne ta žodį šaut. Reikia ir iš kitos pusės taip pat. Nes persišvečia. Va. O, čia biški geriau. Prie margumino net nesmata. Labai gerai. Gal pagaliau tai laikas padaryti užrakinimo. Nedangti užsidariau kaip šalta. Nes reikia atsidaręs duris būti. Nu va. Opa. Ir taip lengvai nieks ir neis. Nu va. Daminė darbeliai padaryta. Ką eisma gal, lauka nors. Kaip nesnori, kaip tai šalta. Žiūrėkit, kur radau rudenį. Pasagų. Kai detektorių turėjau. A norėtumėt pamatyti, kaip vaikščiau su detektorium? Jeigu norėtumėt parašykit, aš va kaip neturėsiu ko indėti. Indėčiau. Ko prirankėjau. Bet nieko gudra, nelabai ko turėčiau parodyti. Nu gal 10 minučių išeitų. Tai vat, bandysim atnaujint. Gal reikia paskabinti ant durų, radaugi. Reiktų čia net kažkodėl galvoju sena. Na, nežinau. Nebloga pasakyti. Lygi net šitie. Pabandys man išveisti. Gražiai pabiški. Gal vienu užkalsiu va šito. Be to, kur paliksiu, galvojau labai gražinsi. Ne, specialiai. Natūralesnė tokia bus, daug ir nebešveis. Čia vienu reikia pabandyti iškalt. Nu, nušveisiu, parodysiu. Tai jau beveik ir nušveičiu. Taip, tuoj pažiūrėsime, kas gausis. Tai va, tokį natūralesnį ir paliksim. Gerai iškaliau vienu tų. O čia ir prisuks mame dvaršiakais. A žinot, kaip turi būti? Taip ar taip? Yragi skirtumas.
Ar durnas, aukštinkojam pasako pakabinai. O, į komentarų bus reikėtų ar palikti. Aukštinkojam. Taip ir paliksi, žinokit. Tuoj papasakosiu, kodėl. Jeigu viršun būtų, ne aukštinkojam, gauda sėkmę, a žemyn varo blogį. Varysmo blogį. Jei pasako kabintumėm rageliais viršun, tai būtų kaip, tai kaup sėkmę ir laimę. Bet jeigu apačion, tai tada taps namų apsauga. Tai va, bus geriau namų apsauga čia. Apsaugas bunkeriako, kad neužsidegtų, kad netaip greit suputų. Tai dėl to ir kabinau apačion. Ir todėl galima būtų laikytis taisyklės. Jei pasaką kabiname lauke, ant kiemą vartų, tai ją kabiname rageliai žemyn. Tai va čia, kadangi laukas, tai ir kabina žemyn. Jei pasaką kabintumėm namuos, patalpos, tai rageliais viršun. Tai va tokia nerašyta taisyklė. Ne, rašyta, perskaičiau. Tai va, dėl to ir pakabinau. Bus bunkeriako apsauga. Jeigu norėčiau laimės ir turtų, tai kabinčiau viršun. Man reikia apsaugos. Turtai ateis su laiku. Tai va, bus taip. Jo, nieko čia nepasakoju. Užkandu ir eisiu padirbėti. Atėjo laikas gal pabandyti pasidarytgi lėkštutį. Lėkštį. Vienu mažesnį, vienu didesnį. Bandam vienu išuose didesnį biškį. Kai visą laik naudojam peštukų geriausių, angliakų. Kažkas tokį. Vienu šuose, vienu šažalą. Aišku, šiandien nebaigsiu, nes batarėja tik viena likus. Bet pabandyt galim. Va, iš va šitą gali ruose gausis. Iš šažalą labai mažutė. Kai visą laik daug drožiam. Biškį pastorinau, bet gilios ir nedarysiu. Čia gal dar pagilinsiu. Reikia kažkaip atsargiai bandyti suploninti. Sikreivina, baika kaip nors. Tai dar minimaliai pagilinu ir kiek užteks akumą pašveismą, čia biškį pagražinsiu. Dar apsipiešiau. Dabar būt gerai taip gražiai ir kažkaip apvalint. Bandysiu. Reikia labai atsargiai. Panašėja jėga. Vsio, įsikrovė batarkė. Bet į ką, visai neblogai. Aišku, čia staroki kraštai, bet kaip pirmam kartai, manau, neblogai. Kitą kartą pabaigsime. Graži lėkštėlė bus su 2 šakom. Dar pabandysiu to iš ąžuolo. Dabar taip, pažiūrim, kiek dar padarysiu. Gerai, ir šita bus. Šita biški gilesnė. Čia biški gražiau gali gausis. Kitam kartai reikia akumo. Čia reiks padailinti neblogai. Kaip ir šitą dar norėsis padailinti. Bet, kaip pirmam kartai visai nieka. Čia gilesnė, gerai. Mažesnė, bet gilesnė. Lėkštelė ir bliudelis. Bus gerai. O vėjas, norit paklausyti? Tik neturiu kur pasakyti. Jau mūsų kandėlas, a man greičiausiai už 2 dienų. Padabojat? Tai va,
Ir neužilga einam vėl prie tų pačių darbelių, pabaigtas lėkštutes. Nu va, duonelis rūksta, einam vandeniaką. Jau ir prašvytą beveik. Nu, užteks gal ilgam vandeniaką. Kut ilgam indus išplau dakų ir pasibaigė. Arba tėvas. Bandysime pabaigti. Persvilkau kelnes. Pasiėmiau dar dražbelų, dar biškį. Čia dar pažaisiu dražbete. Labai nedaug. Nu tai, kokį čia aš jums rodysiu, manau. Dabar taip. Parodysiu arti galutinę variantą, manau. Naujų švitriakų nusipirkau, bus gerai. Nu bandam, ką tai daryti. Padailinau dar biškį šito. Nu ką, neblogai. Šitas bliudelis gražus, tik va čia man labai nepatinka, papuviai. Šitą lėkštelę, nu, kaip ir lėkštelę. Gražią šitas labai dvišakas, bet ir šitų gaila nešvengsi. Pabraižymų švitrą. Nu, dar vieną smulkų įdėsiu. Bet žinot, ko šalta, tai eikti savo. Nu, guminės, pirštinės, tai žinot, labai ranka šala. Gerai, dar minimaliai pašveičiu ir kursiu greičiausia laužo. Nu, užkursma be žievės. Ranka sušala, kaip degtuką užkurt. O, ai, vėjas, biški. O, kai visą laiką su vienu degtuką. Pagaus. A kam aš čia klaužiakų kuriu, neužilga ar pamatysite. Gerai, tegu čia kurianas einam bungeriakan biški. Apšilsime ir gal netgi pietus toj pradėsime gaminti. Suprantat, kas čia? Ogi paukščiuko lizdelis. Biški šalta. Biški karšta tiksliau. O, taip, arbatytė verda. Mes plaunam bulviotės. O, kaip gavas gerai. Bėga šlėta, per greit. 6 bulviotės, gal virsiu 5. Nu va, dedam bulvytės virt. Arbatytės gal atgert. O, nepusryčiavęs. Kurgi trapučių davanų. Oi, prikrovė davanų. Pilnų dėžį. Turi vienus žmonės. Parėmė jau nebe pirmą kartą. Tai tiek prisintė davanų. Dėkingas labai. Ir vakarą po 2 mėnesių prisirašiau nuveit. Pas pažįstamų vienu. Bobą davanų gavau. Japoniškas. Iš Japonijos. Bet sako, kažin ar japonai gamina. Nu bet rimtas daiktas, rimtas. Dėkui. Vienas irgi sekėjas. Profesionalus montuotojas dirba 20 metų, 21 metus televizijai. Nu, kritikas neblogos gavau, tikrai. Aišku, noris tobulėti, bet pažiūrėkit, kiek patobulėjau. Kokias pirmas dalys, pirmi tiksliau mano videoje, kur nemanoma net žiūrėti. Pavyzdžiui, pirmas išėjimas miškan, nuo to viskas ir prasidėjo. Tai vat kokie pirmi video buvo ar kokie dabar. Ir šiandien susirašinėjau su vienas miške, tai parašė, nu ir paliktų tokius video. Tai tavo sako, ir yra esmė, kad tu nuoširdžiai visko rodai, visko paprastai, dėl to žmonės ir mėgsta paprastumą. Tai gal žinot, kaip ir buvo video tokie, man tikrai ne visai kokybiški, gal tegu tokie ir būna. Kažkas tai skraida. Variuk, ne, musytė kažkokia. Kažkokia musytė, eik iš. Tai vat,
Pabiški tobulėsmo, pabiški, bet gal siūlės žmogus sumontuoti linkėjimui, bet, paskui kai sumontuos ir norėsiu visą laiką idealių video, idealumą, taigi, vau. Tai gal togo ir būna tokie, va. Paprasti, dėkui, kad žiūri tikrai, kad vertinat mano paprastumą, nuoširdumą. Svarbu man tai. Dėkoju labai. Oi, da karšta labai. Tai tiek. Va, norėjau papasakot ir papasakau. Ir paimsiu ir indėsiu, nes pastoju viską užkarpau. Gal geriau tegu mažiau žiūrovų, bet didesnis palaikymas. Vat. Taip. Turėjau eidamas patamsiai uždegti. Čia davanų irgi galva. Užteksma dabar. Va, kogi ne, nauji metai. Vakar nešvenčiau namie. Tai švesmu dabar. Nauji metai. Ai, vakar nuskirpau prieš naujus. O tai nauji metai. 3 minutės. Be 12 baigiau kirpti. Ai, ne, žinokit, nešu lauko dūmyje. Na, jeigu tiesa, pamiršau reklamų. Reklama. Kaitins smagiai aliejų čia. Nenori jau. Viduj. Vėl bus dega bunkeriokas. Rūksta labai, na. Nu, va, pagaliau. Beveik užvyrė. Gerai. Tepliosma giliakštelas. Oi, tu susigėrė. Och, tu velnė, suskyla. Parodysiu. Ai. Nuo karščio. Gal ar nuo užpyliau verdantį. Ai. Nu ką, prašom, vertinkit. Gerai, kažkada susgers. Gerai, ką labai nesušala, nešu vidun. Švyrė, gerai. Jo, pirmą pasidarom padažiukų. Savą tų firminį, na beveik firminį. Nusilapam svagniakų ir suspjaustam. Taip linksma, ranas verkina. Taip linksma. Geras nuotaikas. Reitė kažkaip nelabai buvo. Tai va taip linksma verkia. Dėdu svagniakų. Da nelabai pašyla. Kiepas svagniakas gal da greit spėsi. Dešreles suspjaustyt. Va, nusilapiau jau. Dėdam ir dešrelį. O, sūriai suspjaustam. Sūriai. Ir kaipgi be grietinės. Daug grietinės. Ir be pasliekam biškį. O. Ir padažiokas. Oho, kiek daug, negalvojau, kad tiek daug gausis. Kol kas perdedam čia, tilps kažin. Aš net nežinau, kaip vadinas, ko darysiu. Bulbėšnikus darysiu. Va taip aš vadinu. 4. 5. Ko gerai sutraiškam. Nu va, neblogai sustraiškė. Dėjau 2 kiaušiniakus. Gal vieną užteks. Palikau ant pečiaus prakiūrą. Eik tu savo, biškį druskytės. Dasdėsma, jeigu ką, čia. Čia kažkur tai turi būti miltų. Miltų yra. Nu va. Didelį 5 šaukštai. Nu, dar kartą gerai išmaišam. Vėl aliejaka. O. Nu, bandysma, reikia pasdrėkint rankas. Nepadrėkins, ta rankų bus blogai. Aš kepu planučius ir mažus. Visokių prikepsma.
3 mažutį, ops. Gal biškį daugoka aliejaus, nu baik. O, gražus antras. Darot kas nors tokį? Čia mano išmislas. Ne mano, aišku, čia išmislas. Nežinau. Na, vaikystės. Kūdės maiško naujan lėkštelą. Va, kaip tik apdžiūva. Komeriotę perkai tą pirmą kartą. Tin pečiuką tiek pabuvo laiką. Žiūrėkit, paskutinį sudegė. Ploviau indus ir pusę daugiau suvalgys. Ką valgau, valgyt noriu ir turiu bėgt namo. Nebespėsiu, dar vienu planu norėjau padaryti. Belen kaip mėgstu tokius aš. Nes nežinau, išverdi bulvę su lupinam, kažkas kitaip. Vau, valgysiu ranką. Šaukštą ranką. Padažas niekada nedėkit druskas, bet taip na viską sūrų. Ypač nesūrė gal. Atrodo sūris nesūrus, bet taip gaunas. Padažiokas 95. Blynai 95. Daugiau pamaigyt reikėjo. Ne, gerai, nerealiai. Vau, super. Ir man jie labai skanų, šalti. Nežinau kodėl, bet irgi šaltus galiu valgyti. Smagu, kai pasiseka. Na, kaip galvojat, kiek liks? Tuoj pamatysit. Aš tai nežinau. 3-4 liks. Padažiako tai namo nešios. 3 nadėguliai liko. Dar gal vienu būčiau valgys, jeigu ne nadėgulis. Gana. Nu tai ko, gal paliekam tas tradicijas. Žinatgi, kas daryti. Kai visą laiką patiktukų, laiko uždedam, belia kokį komentarų. Nu ir ko, tikėkime, susitiksime po savaitėlės. Labai dėkoju, kad žiūrit. Iki. Mano svajonė gamtos grožis. Mano svajonė miškiokas. Mano svajonė bunkeriokas. Mano svajonė yra čia. Kaip lideliokai, ką? Gražus. Jėga. Kuris gražesnis? Čia labai neblogas. Gerai ir šitas. Lėkštelė per storą, per didelę. Ir pusiau blideliukas. Vau, gražus šitas. Kokie raštai, kaip gražus, eikti savo. Boba. Žina, da kažkų norėjau papasakot, kaip kukų, da kažkų tai, da biškį parodyt norėjau, eglelų gerai keitin sadint. Taigi šiandien šitasgi, kaipgi, 3 karaliai nupuošiu rytoj, nes da bus da tik tai 2. Nupuošiu rytoj, man bus 2, jum jau ajatau, vidury sausio. Ir ku persitinsime. Taip, vsio. Lakiu namo. Labai dėkavoju. Dėkui, kad šitį palaikat manį. Zeb, jeigu tai palaikysite, tai liuks. Gaila, labai tamsa. Bet ramybė, ne aš pasakyt. Visi miega. Reikėtų kažkaip gal šiandien videoje pasakyt, kad, vienatvės aš žmogus, aš mėgstu labai vienatvę, nerealiai. Nes, matai, 1,5 metų tą nameliukę gyvenau, gal šitą nereikėjo pasakot, bet, pats supranti tarp mūsų, kaip sakiau. Jeigu būtų galimybė, žinok, aš šią savaitę ateičiau. 3 parom, savaitį galėčiau būti. Dzin. Man gamta kažkas tai, žinai, vau. O tai Zeba filmuoja.
Kad kalba, ajat.